Važiuojame į miestelį Šibenik. Pakeliai kokie vaizdai. Šiandien planas vandens parkas ir vakare miestas Splito. Ane? Miestas Splito. Nes po vakar mums jau karšta. Tai baseinas buvo labai geras variantas. Tai va, iš baseino dabar į parką pasipliuškenti ir vakare jau palankys miesto, nes dieną nusimato 36, o vakare tik 31. Tai va, o dabar jau pas mus jau 34, 3, nu žodžiu, kiek čia mes turim valandų, kiek čia mes turim 10 valandų. Nu, labą dieną. Tai žodžiu, šiandien mes visą dieną akvaparke. Važiavom, vaikas užmigo likus 3 minutėm iki akvaparko. Tai 2 valandas beveik pusantros prasidėjo mašinoj. Nu ir kažkur prieš 12 atėjom į akvaparką, tai dabar 3, nu tai 3 valandas prabuvom, šiaip labai fainas. Pasidalinsiu nuorodą, kai dėsiu video. Ir dabar noriu parodyti, nuo kokių 2 dalykų nučiuožiau, kur realiai aš bijau aukščių ir aš bijau šiaip šitų dalykų. Ir man dabar yra 36 metai ir aš dar tik nuo jų nučiuožiau. Numeris 1 yra šitas. Ir parodysiu dar numerį 2. Šiaip labai faina, čia su vaikais yra. Čia gali ir su vaikais ir pats praplaukti. Tai va, pabandysiu iš arčiau parodyti, nežinau kokį čia jis aukščiai yra, bet man tai žiauriai baisu buvo. Fainas baisinėlis buvo šitas. Ir tada va čia va dar plaukiau su šitu va, kas man irgi buvo baisu. Tai va, buvom 3 valandas čia. Šiaip su vaikais tikrai verta. Ir man patiko, kad pavyzdžiui baseinai beveik visi pritaikyti, kad va, tarkim galėtų būti visi kartu. Nėra taip, kad tik suaugusiem, tik vaikam, o ten jie gilėjantis, tai labai gerai. Tai va, pasibuvom 3 valandas, varom toliau, vakare laukia, dar gal išeisim į miestą. Splitę šiandien, šalia nakvosim Splito. Tai va. Važiuojam į Splitą ir va tokie vaizdai šonuose. Kalnai tokie atsivėrė. Važiuojam link savo viešbučio. Čia vaizdas pro mūsų viešbučio langas. Čia va dar šiek tiek aplinkos iš mūsų viešbučio. Keliausim į Splitą pasivaikščiot. Į Splitą vaikštom po Rivą. Splitska Riva patikslino čia vadinasi. Tai tokia panašiai kaip Basanavičiaus gatvė. Tiesiog eini. Tik kad valčių pilna laivelių. Čia užėjom kažkokius griuvėsius. Atvykom čia į Gradas rašo, bet kitokį Peristil rašo. Tai vat tokios gatvelės. Na ir lakėm jau namo. Palydėsim saulę. Čia dar vakariniais vaizdais iš Podstranos miestelio.